Tai va, atkeliavo paštomato toks daiktas, svoris apie 30 kg ir būtų šaunu sužinoti, surasti, kokiais metais jis pagamintas. Būtų rasti, kaip jis atrodo originaliai, nes čia, kaip suprantu, daug ko trūksta. Rankinės, skardos, valcavimo staklės. O kas žiūrit ir esat matę tokias staklės, tai būtų šaunu, kad pasidalintumėt nuotrauką, informaciją, šiaip interneto linkais. Komplektacija tai tikrai tokia nepavydėtina, daug ko trūksta. Bandysim viską išvalyti ir nudažyti. O gavus benzino, tai jos greitai susiraukšlėja. Toks efektukas, kai seno žmogaus rankos.
Gražiau nebūna. Centro nepataikiau. Nu, blėt, kaip taip? Nutiko toks bajeris, kad skylę išgrėžiau nepataikydamas į centrą. Teko tekinti įvorę, kurios viena kraštinė sienelės storis 3 mm, kita 9 mm. Įvarį įvyrinom ir siūlę nušlifavom. Patikrinsim, ar nepametėm centro. Na ir pagaliau atėjo ta akimirka, kai galima viską jau surinkti.
Paskutinis štrichas. Ar verta remontuoti, restauruoti senas balsavimo stakles? Nu, mano nuomonė tai neverta, nes to detalės labai stipriai yra sudėvėtos. Kol padariau bent jau tokį vaizdą, finansiškai kainuoja, o rimtų darbų kaip ir su juom nelabai galiu atlikti. Jisai tik tai liks mano garaže kaip oldschoolinis akcentas. Jeigu galvoti apie tokias stakles, tai geriau jau pirkti naujas arba gaminti pagal savo poreikius. Sužinoti gamybos metų man nepavyko. Iš žiūrovų, sekėjų, tai atsiliepimų buvo mažai. Čia buvo keletą variantų, kad sakė padės, turi tokias pat, bet nuotraukas atsiuntė ten visiškai skirtingų staklių. Dėl sportinio intereso man visada tokie darbai patinka. Bet sakau, jeigu turit kažkokį tikslą rimtiem darbam, tai aš vis tiek lieku prie modernesnių tikslų, čia maža. Kokybiškiam darbam norėtųsi tikslesnio, patikimesnio. Niekaip nesupratau, kur ir kaip turi būti montuojama rankena. Rankena, kaip jau iš video suprato, tai jau pagaminau pats. Tai aš kaip įsivaizduoju visada, kad didesnis sukimo momentas būtų, tai reikia rankeną montuoti prie mažesnio dantračio. Kaip jis montuojasi prie mažesnio dantračio, aš nesupratau. Nors prie didelio dantračio radau skylės ir sriegius, tai čia lyg ir kažkas buvo tvirtinama, bet kad rankena būtų tvirtinama prie didesnio diametro dantračio, tai kaip ir būtų neprotinga. Yra čia daug trūkumų, patikslinimų reikia, bet jau tuos darbus aš padarysiu už kadro. Jeigu turi sportinį interesą, įdomu pamatyti, kaip prieš keliasdešimt metų buvo atliekami technologiniai sprendimai. Tai ok, su šiuo projektėliu kaip ir viskas, tai iki sekančių.